50% močiučių imituoja džiaugsmą, kai pamato nukus. Britų mokslininkai ištyrė. Aš apie pilnatį turiu. Sako, kaip mėnulio pilnatis, kuri dabar beje kabo danguje naktimis, veikia darbininkus. Žodžiu, 2 apdailininkai, statybininkai. Patalpoja, žinai, stovė, sako, lembačiai, kai darbas neina, sako, Dieve, tu mano, ką reikia daryti, nežinau, ką reikia daryti. Sako, einam namo. Sako, tu kažprotėjai, sako, 10 valandą rytų, tai kur mes eisim namo, tai gyva, prarabas vaikščioja, sako, nu, tai šakės bus. Sako, palauk, aš padarysiu. Ir vienas statybininkas paima taip, užsikabina už kopėčių, užsikabina kojomis ir žemyn galva, hopa, kabo. Eina darbų vykdytojas, sako, jūs, Antanai, kas čia dabar tau pasidarė, ką tu čia darai? Antanas kabodamas sako, nekreipkit dėmesio, šefas, aš lempą, aš čia kabau, šviečiu. Šefas taip, okei, supratau, pilnatis, protas pasimaišė. Antanai sako, nulipk. Sako, būk geras, jei gali, šiandien eik namo, nes, nenoriu girdėti. Antanas eina namo iš paskos Juozą, žinai, irgi eina. Sako, Juozai, kur tu eini? Ne, sako, aš tamsoje nedirbsiu. Gudrus planas. Čia apie pilnatį. Susigalvokit savas istorijas, pilnatis šiek tiek veikia. Keistas toks, sako, kai geriau kokį nors stipresnį gėrimą, mane vadina alkoholiku. O kai geriau Fanta, nieks nesako, tai esu fantastiškas. Geras sąskambis. Aha. Žodžiu, vaikinukas pas tėvus merginos atvestas, sėdim prie stalo, vakarienė. Tėvas sako, nu tai gal būsimas žentelė, kažką paragaujam, kažką išgert gal, stipresnio, silpnesnio vinelio, ar čia stipraus ko nors. Ne, dėkui, aš negeriu. Oi, sunku tau bus, negeriančiam su mano dukra. Neblogas. Ir kas sako, sugalvo, kad su moterimis sunku? Prieini, apkabini, pasakai, kad graži, protinga. Jei visai nieks į galvą neateina, tai paklausk. Nesupratau, tu svorį numetė, ar ką? Paprastas patarimas. Taip, antikorupcinės ir antialkoholinės kampanijos per žiniasklaidos priemonės metu buvo sunaikintas visas tam skirtas biudžetas. Rezultatai nepasiekta. Girdėta situacija. Įsivaizduoji, vakar gatvėje mačiau savo žmoną, įsikibusią į kažkokio tipo barankę. Ir ką, priėjai prie jų? Ne, sako, kaip aš galėjau prieiti, jeigu aš komandiruoti buvau. Dar vienas, matyti, iš emigracijos atėjęs anekdotas. Sako, kai pirmą kartą nuvykau į Airiją dirbti ir pamačiau jų moteris airių, iš Lietuvos. Tai aš pradėjau labai stipriai abejoti, kodėl degtinė buvo išrasta Rusijoje.